Sveiki mano brangų žiūrovai, išsiilgę pavasario visi, aišku. Tas ledas jau šiek tiek ir pabodo iš tikro. Tai nusprendžiau ir aš atkeliauti prie upės, padaryti tokią avantūrą, pabandyti pagauti šlakį. Šlakį pagauti įmanoma, tik reikia noro, kantrybės ir šiek tiek pasivaikščiot paupiais. Tai bandysiu, manau, per keletą žvejybų, galbūt net kibimą gausiu. Bus proga kaip tik išbandyti šiokį tokį naują spiningėlį ir pasidžiaugti gerą, gražią gamtą, bundančią pavasarinę gamtą. Tai keliaukim prie upės. Jo, pradėjo čia saulutę šildyt vasario 14 per meilės dieną kaip tik. Toks širdį jau pavasaris. Vat nežinau kaip upės lygis, nes jeigu viskas atšilinėja, tai upė kyla ir tai tikrai nėra gerai, nes ir vanduo drumsčiasi ir žvejot sudėtinga. Nu jo, vanduo pakilęs tai gan stipriai. Reikia eit pabandyti pažiūrėti. Kažkur prieiti tikrai įmanoma. Dar ir prieiti čia. Reikia akrobatinį triukų mokėti. Svarbu nepaslyst. Gerų metrų ištvinė. Bet nėra vanduo labai drumstas. Tai tas visai, kaip čia gelbėja, galima pasakyti. Visai gerai atrodo iš tikrųjų. Šlakiai yra šansų pamatyti masalą. Iškart sakau, kad aš nesu rimtas šlakiautojas. Pabandau į metus po keletą, trejetą kartų kokių. Bet dažniausiai nieko nepešu. Esu kažkada vieną pagavęs šlakį 62 cm. Ir dar esu vieną pagavęs ir prie pat kojo atsikabinę. Bet ten jų buvo gražesnis. Bet niekad nesu pagavęs, kai filmavau. Tai sakau, reiks paaukot kokias 5 bent jau žvejybas. Pasižiūrėt. Galbūt pagausiu, nufilmuosiu. Fluorokarboną reikia pririšti prie pagrindinio valo. Padaryti atkarpą kokių 70 cm. Net nežinau, suktuko reikia, nereikia. Paliksiu šiką. Nes ten ir kokios blizgutėsgi būna, pamėtau. Biškai jas staigiau patraukia, jos pradeda suktis. Tai kad mažiau suktų valą. Aišku, kuo daugiau visokių suktukų, karabinų, tuo didesnis šansas žuviai pabėgti. Nu, tuo silpnesnė sistema. Nu, atrodo gan tvirtai.
Pagaliau. Masalai. Vobleriai. Galima ir su kriukės, bet šiaip jos labai suka valą. Tokie vobleriai. Blizgutės taip pat nedidelės kokios. Ką, pradėsiu nuo voblerių, nebrangių, kad nebūtų gaila nutraukti. Čia tokie apžvalginiai vobleriai. Apsižiūri pradžioje, ar nėra daug kliuvinių. Jeigu nekliūna nieks, tada galima kitus dėti. Nu tikrai skaidrumas neblogas visai. Tik tai vanduo aukštas. Spiningėlis 2,70 m ilgio. Kažkaip pabijojau 3 metrų dar imt ilgesnį. Valas storas, net nežinau, 20 lbs. Tai čia kokių 0,18 turėtų būti, 0,16 pintas. Fluorokarbono atkarpa, sakau, ir fluorikas 0,33. Nu ir ką meti? Ir leidi srovei nešt tavo voblerį. Pravedimas kuo lėtesnis. Stengtis išlaikyti masalą kuo ilgiau vienoj vietoj. Nes jeigu stovi šlakis ar lašyša, mažai ten jie juda prie dugno ar pasislėpia už kažkokio akmens ar už kažkokios kerplėšos. Ir reikia kuo arčiau palynos jai pravesti ir kuo lėčiau, kad jinai susierzintų ir pultų. Jeigu kažkur virš galvos praeis, tai vėlgi nėra gerai. Gali tiesiog net nepastebėti. Teorija žinau, o praktika tai sudėtinga, su praktika gaunasi. Nenugriūt. Kol savo gelbėjau masalą. Au. Radau kažkieno masalą. Gal ir nieko visai. Jau jeigu ir savo nutraukčiau. Nu va, vobleriukas. Tricorol GT. Čia timonas, kaip suprantu. Visai geras. Gal dar kaba kokių dovanėlių. Lengvas minusiukas. Tai reikia sutepti ryte aliejukų kažkokių laikiškų, kad nešaltų. Aišku, gal būtų buvę geriau iš vakaro. Nu, bet ir žiedelius sutepu, nes jaučiau, kad šiek tiek šala. Čia -1, gal koks 0 dabar. Vėliau kaip ir turėtų pereiti pliusą. Tai čia nedidelė bėda. 4. žvejyba. Bet jau šita bus rimta. Pilnos dienos žvejyba bus. Bandau tą patį šlakį pagauti. Parodyti jum. Oho, ledai kokie. Ai, nu nėra gilu bent jau. Nes, kad slidu, tai slidu. Tokia ir žvejyba. Daug vaikščiojimo, daug ieškojimo.
Ir laukimas to vienintelio kibimo. Pat tokios sąlygos. Ei, švilp, čia gali ir prisiplot. Reik būtinai šitų nagų. Dar įlūžt gali. Na, bent jau gilų nebus. Aš dar mėgstu vartyklės, kartais susidedu. Šiek tiek praskanuot, kad ir tą pačią vietą. Nes iš viso 2 šlakius esu pagavęs. Vieną ant vartyklės, kitą ant sukriukės. Ant voblerio dar nesu pagavęs. Tai kažkiek to ir metalų tikiu. Galima pagauti ir ant cukriukės, ir ant vartyklės. Kuo puikiausiai, aišku. Kiek daug laiko susigaišta visokiem perėjimam į kitą vietą. Iš vienos į kitą vietą. Kai eini per mišką, per visokius brūzgynus, kemsynus. Bent jau sušyli gerai ir pasivaikštai truputį. Nes pradėjo rankos šalt, pasikeičiau biškį storesnės pirštinės. Bet dabar čia pasivaikščiau vėl visas šiltas. Nu, 4 valandos vakaro ir baigiu 4. žvejybą su visiška baranka. Bet šiandien jau tikrinau šyriai, labai šyriai, nemažai pražvejojau ir praėjau ruožą, nebloga visai, bet tokia žuvis ta šlakis. Nepasiduoda greit. Tai bandysiu dar aš jį kažkaip tai paprašyti, kad ant kabliuką užkiptų. Nu, reikia gal net palauk dar, kol šiek tiek vanduo atslūgs, nes aukštokas. Dar sunku prieiti prie kai kurių vietų. Tai kol kas iki kitos žvejybos. Šiandien ne vienas žvejosiu. Žvejoju su Tomu irgi turi YouTube kanalą Laikyk kotą. Tai smagiai iš čia man parašė, pasiūlė pasivažinėti kartu, pamokint žvejot. Iš jo tikrai galima išmokti daugiau negu iš manęs. Galit užsukt, pasižiūrėt pas jį kanalą. Ir ką, bandysiu ir aš šiandien 6. kartą pagaut šlakį. 6. žvejyba. Bandom. Iš kur čia tos lynas, blėm? Blėm, iš kur čia lynų? Čia matai, gal lėtesnė srovė. Gal ir yra. Geras.
Ten daug ir ten labai seklu, kur tie medžiai. Plevelį nuplėšiu tik po pirmos pagautos žuvies. Taip, kad jinai turbūt ilgai bus čia ant meškerės. Vejų kuprinę semia. Aha. Lem, ačiū tau. Šiandien jau trečią išgelbėjai. Jau kiek? 30 eurų. Kur? O, ten bus giliau, man atrodo. Ai, žiūrėk, čia. Rimtai, aš galvau čia. Taip atrodė, kad ta pati. Lem, gal iš šono dar kur patampyti. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ui, tu nu. Ne, viskas gerai, leisk aš pats. Taip ir galvojau. Laikys, bet matai kiek gylio. Aš net nepagalvojau. Blem, galvojau, gal dar nusifilmau. O filmavai? Nežinau, ne, turbūt nesimatė. Tai va, tas tipo minutę turėjo nufilmuoti. Bet tavo kamera, žiūrėk. Tengi. Tai ši žvejyba gavosi paskutinė, nes nuo to laiko pradėjo labai oras stipriai šilt ir dar daugiau sukėlė upėse vandenį ir jį sudrumstė. Tapo nebeįmanoma iš vis žvejoti. Per 6 žvejybas negavau nei kibimo. Dar reikia treniruotis, mokintis ir galbūt kitais metais pasiseks atsigriebti. Tai ačiū, kas žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Iki.